Idėja yra paprasta, jinai kilo pakankamai taip spontaniškai. Tiesiog 2007 metų pradžioj kažkuriame iš savo interviu aš pasakiau, kad būtų smagu, jeigu Vilniuje atsirastų tokia diena, kada visi išeina į gatves ir muzikuoja. Jau sekančią dieną aš kalbėjausi su miesto meru ir tuo metu kaip tik artėjo Lietuvos kaip Europos kultūros sostinės renginiai, kurie vyko sekančiais metais. Tai iš karto buvo pasiūlyta įtraukti į programą renginių ir taip atsirado palaikymas iš savivaldybės. Jau 7 metais įvyko pirmoji gatvės muzikos diena, kuri nustebino entuziazmų žmonių, norų dalyvauti, kiekių žmonių. Pagrindė taip, tai yra miesto centras, aišku, senamiestis yra pati patraukliausia miesto vieta, žmonių labiausiai mėgstama. Be jokios abejonės visi muzikantai, visi stengiasi susigrūsti į Pilies, Vokiečių, Vilniaus gatves. Tos vietos gal labiausiai populiarios tarp muzikantų, jie nori būti gal labiausiai matomi. Bet tie, kurie nebijo iššūkio, jie pasirenka kokią mažesnę gatvelę ir tiesą sakant kartais laimi, nes joje būna be konkurencijos ir sulaukia pastovių žiūrovų, kurie ateina pasiklausyti ir niekas jiems netrukdo šalia grojantis. Principo tai viskas vyksta visame senamiestyje. Paprastai užsiregistruoja virš 300 vienetų, grupių ar atlikėjų, tai bendroji sumoje yra virš 1000 muzikantų.